Vienas iš mokinių paklausė: Aleks, aš stengiausi tapti laimingu žmogumi. Net esu parsisiuntęs keletą motyvacinių filmukų. Bet kodėl man nesiseka pakelti užpakalio ir pradėti veikti? Štai ką jam atsakiau. Kai kurie žmonės teigia žinantis, ko nori, bet kodėl jie vis dar yra šiknoje? Aleksai, kodėl tu toks becukris? Kodėl turėčiau glostyti galvyte žmonių, kurie su savo gyvenimu elgiasi kaip su kekše? Mintise jie peikia save, mano, kad nėra verti laimės. Turėčiau būti dar griežtė. Aleks Monako šou! Pramogų! Šlovės! Jahuu! Išsinerkim iš kaino! Laisvės narkotikų! Įsivaizduok, kad tu jau pragyvenai savo gyvenimą, bet ne veltui pasiekiai to, ko labiausiai trokšta žmonės. Uždirbai apvalę sumelę, kuri šiltai guli šaltame seife. Dabar gali visiems papasakoti, kaip tapai sėkmingas, kaip padėjai vietą tas šiukšles konkurentus. Staiga suvoki, jog nėra kam papasakoti apie savo grandiozinius pasiekimus. Artimųjų, su kuriais praleidai jaunystę, jau nėra šalia. Ir štai, tu sėdi prie patogaus stalo, bet jauti, kad širdyje nepatogu. Net visagalis kompiuteris nepadeda nusiraminti. Netikėtai pamatai reklamą, kurioje teigiama: Turiu tau labai gerą naujieną. Tu dar gali tapti laimingu žmogumi, bet turiu ir blogą naujieną. Tavo laimė negali laukti pirmadienio, todėl kad jai skauda, nes tu ją prispaudei su savo subine. Tu surasi atsakymus, kurių taip ilgai ieškojai. Mūsų laukia daug įdomių susitikimų, kurie žingsnis po žingsnio padės tau pasiekti tai, ko nori. Mes paruošėme tau keletą klausimų. Spausk toliau.